Sveiki, šią laidą pradėsime kadrais iš Rumšiškių muziejaus. Mokiniai 6, 7, 8 ir 9 klasių atvyko čia švęsti užgavėnes. O dabar pažiūrėkime filialo naujienas. Sveiki, su jumis filialo žinios. Praėjo gamtos ir tiksliųjų mokslų ir dalykų progmušis nuo 8 iki 10 klasių. Buvo kiek metų? 30, o 75 20 mažiau. Kaip čia gali būti? Žemaviečių skambėlė. Socialinis pedagogas kiekvieną mėnesį skelbs 3 pačius geriausius mokinius pagal vidurkį. Sausio mėnesį pažangiausi mokiniai Dominik Busel 9F, Marija Suprinec 10F ir Arminas Валенчис 10E. Мария, рада ли ты, что ты вошла в топ-3 лучших учеников за январь? Да, я действительно рада, и мной будет гордиться моя бабушка и мама. Я буду продолжать также учиться, потому что я планирую поступить на ветеринара. Доминик, ты вошел в топ-3 самых лучших ученика в школе за январь месяц. Как у тебя это получилось? На самом деле мой секрет прост. Я просто очень не хочу расстраивать родителей. Arminai, ar sunku gerai mokytis? Gerai mokytis nesunku, jei stengiasi. Sausio-vasario mėnesį bibliotekininkė Oksana apklausė mokinius, kokias knygas jie skaitė 2023 metais. Mes žinome, kad jūs padarėte apklausą, sužinoti, kokias knygas šiais laikais mokiniai skaito. Sakykite, kokias knygas šiais laikais mokiniai skaito? Pradinukai labiausiai mėgsta knygutės, kad būtų su garsais, įgarsintas, o vyresnio amžiaus mokiniai išrinko skaitimiausią knygą Hario Poterio. O aš nuo savęs palinkėčiau paskaityti knygą Heroiną arba Vilko kauksmą. Šiandien tiek, su jumis buvo Kamilė ir Ema. Ate! Valentino diena jau ne už kalnų ir mokiniai ruošiasi ją pravesti įdomiai. 7 klasės mokiniai sukūrė tokį Valentino dienai skirtą laiškų dėžę. Klasės nuo 5 iki 12 gali sudėti ten savo meilės laiškus ir mes per Valentino dieną jas išnešiosim. O 11 klasės teatro dalyko mokiniai Valentino dienos proga rengia концерта. Влюбленные пары и ученики, мы рады сообщить, что в день Святого Валентина, 14 февраля на 7-м уроке в актовом зале будет проходить спектакль «Нити любви». вы познаете историю моей любви Увидите путь моего исправления и насладитесь поистине завораживающей историей. Ждем вас всех. Абсолютно всех. O vasario 15 dieną pamokos sutrumpintos. 1 valandą aktų salėje vyks šimtadienis. O toliau? O toliau atostogos. I knew that I would not.